Tai 10 moksliškai pagristų metodų, kurie padės jums tapti greitesniems, protingesniems ir efektyvesniems. Ir taip pat padės optimizuoti jūsų protą, sveikatą bei fizinę formą. Tačiau tik pažiūrėti šį video neužtenka. Svarbiausia – pradėti taikyti tai savo gyvenime. Nėra jokios stebuklingos tabletės, ji tiesiog neegzistuoja. Tačiau yra stebuklingi smegenų procesai, kuriuos galima lavinti. Jeigu pritaikysite šios principus, veiks Pareto taisyklė. 20% pastangų duos 80% rezultatų. Tinkama mityba. Pirmas dalykas – maistas jūsų smegenims. Jūs esate tai, ką valgote. Tai, ką vartojate, tiesiogiai veikia jūsų pilkąją medžiagą. Štai keli produktai naudingi smegenims. Mėlynės. Aš jas vadinu protingumo uogomis. Avokadai. Juose yra gerų riebalų. Juodasis šokoladas. Ir kiti maisto produktai, kurie gerina nuotaiką. Viskas, kas pakelia nuotaiką, dažniausiai naudinga ir smegenims. Atsikratykite negatyvo. Antras dalykas – pašalinkite neigiamas mintis. Atsikratykite nerimo, baimių, nuolatinio savęs kritikavimo. Nustokite skųstis ir teisti kitus, nes tai, ką nuolat kartojate savo, tiesioginė prasme perprogramuoja jūsų smegenis. Visi įpročiai paremti įsitikinimais. Jeigu nuolat sakote, aš bijau viešo kalbėjimo, jūs tik stiprinate tą baimę. Smegenys neskiria realybės nuo vaizduotės. Jei pamatote šunį, aktyvuojasi tam tikros smegenų sritys. Jei įsivaizduojate šunį, aktyvuojasi tos pačios sritys. Smegenims nėra skirtumo, todėl naudokite vaizduotę savo naudai, galvokite apie tai, ko iš tikrųjų norite. Sportas. Trečias punktas – fizinis aktyvumas. Apie tai visi žinome, judėjimas tiesiogiai gerina smegenų veiklą. Maistinės medžiagos. Smegenims reikalingos tam tikros medžiagos – omega 3, DHA, ginkmedžio biloba, vitaminas B, vitaminas B12. Dėl šiuolaikinio gyvenimo būdo dažnai jų trūksta. Daugelis žmonių nuolat keliauja arba maitinasi vien greituoju maistu. Gali būti, kad jums trūksta tam tikrų papildų arba vitaminų. Pasitikrinkite sveikatą, padarykite kraujo tyrimus. Trūkumas tam tikrų smegenims reikalingų medžiagų gali sukelti pažintinių funkcijų sutrikimus. Penktasis punktas – aplinka. Jūs tampate panašus į žmones, su kuriais praleidžiate daugiausia laiko. Turime veidrodinius neuronus. Mes nesąmoningai kopijuojame aplinkinių elgesį, įpročius ir mąstymą. Yra sakoma, jūs esate 5 artimiausių žmonių vidurkis. Ar rūkote ar ne, dažniau priklauso ne nuo jūsų neuroninių ryšių, o nuo to, ar rūko jūsų artimiausi draugai. Peržiūrėkite savo socialinį ratą. Šeštasis punktas – švari aplinka. Švarus oras, švarus vanduo, mažiau taršos. Visa tai veikia smegenis. Net susitvarkius darbo stalą, atsiranda daugiau aiškumo mintyse. Miegas. Miegas kritiškai svarbus. Pirma, miego metu informacija pareina iš trumpalaikės atminties į ilgalaikę. Antra, miegant smegenys išsivalo nuo kenksmingų apnašų. Trečia, sapnai. Daugybė atradimų gimė sapnuose. Jūs net neįsivaizduojat, kiek idėjų, atradimų, meno kūrinių ir tikrų šedevrų gimė sapnuose. Mary Shelley sukūrė Frankensteiną sapne. Paului McCartney daina Yesterday taip pat susisapnavo. Mendelejevas sapne pamatė periodinę lentelę. Naktį smegenys dirba aktyviai, jos struktūruoja informaciją. Aštuntas punktas – smegenų apsauga. Saugokite savo smegenis. Sutrenkimai rimta problema. Taip pat saugokitės elektromagnetinių laukų, nes neaišku, kaip nuolatinis išmaniųjų įrenginių poveikis veikia smegenis. Neseniai skaičiau, kad net 90% vaikų miega su telefonu po pagalve. Kas žino, kaip tai jos veikia? Geriau to vengti, saugokite savo smegenis. Devintasis punktas – naujos žinios. Neurogenezė – tai gebėjimas kurti naujas smegenų ląsteles. Neuroplastiškumas – gebėjimas kurti naujus neuronų ryšius. Smegenys stiprėja 2 būdais
per naujus iššūkius ir per tinkamą mitybą. Kaip sporte, pirmiausia duodate kūnui krūvį, o tada jį atstatote maistu. Lygiai taip pat treniruojamas ir smegenys. Paskutinis punktas – streso kontrolė. Stresas dažnai nematomas. Mes prie jo priprantame kaip žuvis prie vandens. Todėl svarbu atsipalaiduoti. Meditacija, joga, masažas, kvėpavimo praktikos, bet kas padeda nusiraminti. Svarbiausia – sumažinti įtampą.